Ačiū Jūratė, labą vakarą visiems, kai pradeda tempti, tai jau atrodo ir vakaras, nors ne visai. Tai pradėsiu, nežinau, kaip jūs čia matot, aš čia irgi įrankių juostą dar matau viršuje, bet nesvarbu, nenusileidžia. Tai yra tikrai nuo dūdelės, dzūkai vadina dūdelę ir lamzelę ir birbynę, ir tai yra tas instrumentas, kuris iš tikrųjų skamba per tramtetulio, kurio grojama konkursą. Ir groja patys mažieji, iš tikrųjų tai buvo ir tradicija, kad grodavo patys mažiausi, kad tai yra tas piemenukų instrumentas, vaikų žaislas, tai vat ir norėčiau pabrėžti, kad tai turėtų būti tas kaip žaislas, kad tai būtų tas žaidimas daugiau ir yra, aišku, išleista ir muzika lamsdeliams, yra ir LNKC išleista knygelė, ir duomenų bazėse, tose archyvinėse, kur internete prieinama tų įrašų ir mūsų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, ir literatūros ir tautosakos instituto. Ir yra nemažai iš Dzūkijos. Iš pačios pietinės Dzūkijos dalies, tiesą sakant, yra netiek daug. Va dabar kaip tik duosiu ir paklausyti. Tačiau yra nemažai iš gervėčių. Nes tai būdavo kaip ir tokia, na, tas pirminis instrumentas pirmasis. Ir paskui jau muzikantas mokydavosi groti kitais instrumentais. Tai dabar paklausykim tų tokių improvizacinių tos melodijos ir nebuvo vadinama tirliavimu, tai tiesiog melodija sakydavo, čia kaip ir užrašyta dūdelės melodija, šį kartą bus birbynė, ne lamsdelis, nes tiesą sakant, tai Dzūkijoje yra su liežuvėliu instrumentų daugiau. Daugiau jie buvo paplitę net negu lamsdeliai pietiniai dalyje. Tiesiog noriu nutildyti, nes jis gana ilgai groja ir tikrųjų labai daug improvizuoja. Ir ką čia reikėtų atkreipti dėmesį, tai iš tikrųjų galima improvizuoti ir man tenka kartais ir Vilnių išgirsti, ir per mugę, ir ne per mugę, kai vaikai tikrai, matyt, pasičiumpa kokią ir švilpuką ar dūdelę ir tiesiog va taip, va, visiškai improvizuoja ir žaidimas, kas tai yra, va, 4 garsai, tai yra kaip tik tos dvi tokios susikibusios tercijos, ar ne, tos dvi tercijos ir yra jomis žaidžiama, bet tai jokių būdų nėra ta daininga tokia melodija, kur mes turime reikalauti iš vaiko, kad būtų laikomas garsas, ar ne, kas yra akademinėje mokykloje yra pirmiausia, kad gražių garsų išgrotų. Čia šiuo atveju yra svarbiausia, kad būtų daug kaip tik tų tirliavimų, tų trilių, ar ne, tai kai kas yra kaip paukščio tos trelės, paukščių giesmių, kad tai būtent tą žaismingumą, tai jeigu mes turim tos 4 garsus, tai su jais ir galime žaisti. Ir netgi kaip tik tie mažieji, kurie dar mažiau gavę to akademinio išsilavinimo muzikinio, jie gali geriau suprasti tą formą, kuri irgi taip pat yra visiškai laisva. Ir pabaigos tik tai parodo, kur yra daugiau patriliuojama, ar ne? Kažkas to trilis gale. Tai va čia tik rodo, kad mintis pasibaigia muzikinio. Tai va, pagrindinės mano būtų toks patarimas leisti vaikams žaisti, pasirenkant melodiją, ar tai būtų, va, kaip šiuo atveju iš Rūtos Žarskienės parengtos knygelės Dzūkijos dainos ir muzika 2005 metais išleistos, ar tai būtų iš Nacionalinio kultūros centro parengtos knygelės,
kur galbūt net ir nėra, kad ir dzūkiškų pavyzdžių, o gal ir yra, kaip tik iš gervėčių įdėtų. Tai nu, nepaleisti tų melodijų visiškai plikų, neaprengtų. Jos turi būti kaip tik labai labai daug puošybos. Ir visam šitam stiliui, dudelių, tų lamsdelių, tirliavimų stiliui yra būdinga ypatingai gausi puošyba, ornamentika, bet ir pats pavadinimas tas sako, tai yra triliuojama, nu, kaip ir va tas ir yra tas, kas yra trilis, sakiau, čia terminas ir akademinis, ir lietuviškas labai labai gražiai dabar sutampa. Ir Dzūkijai iš vis, ir jeigu kalbėtumėm, tai visam Dzūkijos instrumentinio muzikavimo stiliui tai yra labai būdinga ta gausi puošyba, bet ypač toms dutelėms. Tai va čia kaip tik tie leidiniai ir yra kaip tik nuorodos internetinės, kur galime paieškoti. Tai va čia iš Literatūros ir tautosakos instituto Varėnos įrašai yra Švirkšlio melodijos 76-77. Man čia kažkaip va, žiūrėkit, yra tas įrašas ir gros, gal ir įsidėjo. O, gerai. Nu, ir aš vėl stabdau, dėl to, kad labai tikrai muzikantai įsigroja, tai dzūkams, kas ir yra būdinga, kad jie taip įsigroja, kad juos net ir stabdyti reikia. Jeigu nueitum į kitą kraštą, tai reikia prašyti, dėdė, ar pagrok. Ir kol išprašai, o čia, žinokit, kartais būna ir sunku įsiterpti į tarpus ir ką nors paklausti. Nes tai ir yra tas dzūkiškas temperamentas, kad nori labai save išreikšti. Tai va čia šito žanro ir stiliaus melodijose tas irgi labai labai gražiai pasireiškia. Ir tai galėtų, aišku, būti ne vien mažųjų, pačių mažiausių vaikų, galėtų būti ir vyresnių šiek tiek tų vaikų, tie instrumentai ir lamstelis ir birbinėlė. Ir kaip matoma, čia buvo dainos melodija, kuri paskui pagreitinta į šokį, jau panašesnė, bet puošybos tikrai yra labai daug. Tai va čia ir yra pagrindinis dalykas, pagrindinis toksai būtų kriterijus to vertinimo, ir aišku, tai atitinka tradiciją. Kad yra puošyba, yra labai daug tos improvizacijos, ir reiškia kartojamos tos melodijos laisvai, tas melodinis darinys gali būti ir visiškai trumpas. Ir jis yra kartojamas, bet trupučiuką vis kitaip. Ir jeigu norima užbaigti, tai va, nutriliuojama, galima atsipūsti, atsikvėpti ir vėl tada. Tai būtų tokios tos mūsų, tokios to piemeniškos, dzūkiškos melodijos, kurios labai labai būdingos. O pereinant prie kitų instrumentų, tai kaip žinia, tikrai ir kviesčiau rengiantis konkursui dalyvauti įvairiuose renginiuose, kurie dabar tikrai jau padaugėjo Dzūkijoje. Tai yra ir tradicinio muzikavimo kursai vasaros, kurie vyksta Marcinkonyse, ir Grieškit skripkos konkursas, jau vykstantis 14 metus. Ir muzikos mokyklos net įsitraukė, pristatymai vyksta tradicijos smuikavimo, kadangi jis yra įrašytas nematerialus paveldos sąvada, kaip vertybė, visos Lietuvos nacionalinė vertybė. Aš atsiprašau, Gailutė, ar tu skaidrės rodai? Pakeičiau, o mums nesikeičia. O Dieve, tai žinok, aš tada bandau nedaryti ten to F5, gerai, tai gal tada matysis geriau. Jo, aš dabar matom, taip. Aha, tai gerai tada.
O jūs ir tų lamsdelių nematėt? Nematėm, ne. Oi, tai gaila labai, aš tada parodau, va. Čia Gerai. buvo Dūdelės melodija iš Žarskienės parengtos knygos, jau kur ir natos išrašytos yra, aš jau gal labai jau taip mandrai, pakankamai mandrai, kartais tikrai gal tų natų ir nereikia, gal užtenka ir iš klausos, tiesiog įsiklausyti, kokia yra intonacija, mėginti pačiam, kaip pačiam tie pirščiukai dėliojasi. Ir sakau, tiesiog pamėginti, paimprovizuoti kaip žaidimas, kad būtų kaip paukšteliai čiulba ir panašiai. Na ir va čia kita knygelė yra 17 metais išleista. Ir kaip sakiau, kad yra Varėnos keli įrašai ir yra daug daugiau iš Gervėčių įrašų. Tai va. Gerai, tuomet yra tie renginiai Dzūkijoje, kurie visur vyksta. Ir Dzūkų godos, ir konkursas Lazdijuose, ir Marcinkonių tradicinio muzikavimo kursai rengiami tikrai, kur yra įsitraukti, įsijungti, pasitobulinti ir mokytojams, ir mokinukams, ir tikrai labai labai siūlyčiau, dėl to, kad mokoma ir smuiku, ir armonika, ir cimbolais, ir būgneliu. Aišku, galėtų būti Dzūkijoje ir dūdmaišis, nors ir neišliko iki mūsų dienų, bet vėlgi Rūtos tyrinėjimai parodė Žarskienės, kad buvo paplitęs visoje Lietuvoje ir Dzūkijoje yra buvęs. Na, tuo labiau, kad Švenčionių krašte jau, tai tikrai ilgai labai ir Vilniaus krašte labai ilgai išliko. Irgi yra išleisti leidiniai, parodysiu dar pabaigoje, tų leidinių daugiau. Na, aišku, dabar, kai šitie instrumentai yra, tai jau ir turime kalbėti apie kitokį jau repertuarą, čia aš žiūriu, man šitas išlindęs, tai jau nebėra kažkokie vien improvizacinės melodijos, tirliavimai tie, bet tai yra daugiausia šokiai ir maršai. Ir tikrai Dzūkijoje yra labai daug tradicinių šokių, aš jau esu ir praėjusiais metais kalbėjusi apie tai, nes tai yra toks regionas, kur nuo XIX amžiaus pabaigos yra tie šokiai užrašyti ir jie buvo išlaikyti iki XX amžiaus vidurio. Tiksliau, netgi nuo XIX vidurio iki XX amžiaus vidurio beveik nepasikeitė. Tai tokie kaip Kepurinė, Mikita, Sukčius, Tancius, na ir daug kitokių įvairiausius. Skepetėlė ir Angelčikas ir Aplinkinis ir kai kurie iš jų, kaip tik toj skaidriai, mano ir matosi, kad iš pradžių buvo etnografo Gegužinskio užrašyti šokiai, kurie jau tuo metu nyko. Tada apie 35 metais ir 39 buvo užrašyti iš smuikininkų. Beje, tais metais buvo įrašyti labai daug tų šokių, apie 40, ir tik tai gaila, kad karo metu buvo plokštelės slepiamos ir nemažai jų suiro, pasigadino. Tai išliko mažiau, kaip, pavyzdžiui, šokakojas ir suvartukas, jau mes to įrašo ir neturime. Išlikusio, tai yra labai puiku, kad kai buvo įrašyta, iškart buvo ir transkribuota labai nemažai. Buvo ir Sukčius transkribuotas, ir Kepurėlė. Ir Angelčikas paprastom tokiam transkripcijom, užrašant tą pagrindinę melodiją, bet bent jau žinom, kas tai yra. Na ir antras dalykas, tai kad tie šokiai buvo įtraukti į polkas, integravosi į polkas, kadangi polkos darėsi vis populiaresnės. Ir tų melodijų tradicinių šokių pagrindų, jo tiesiog šokiai virto polkomis. Buvo antra dalis pridėta, gal tempas pagreitėjo. Tai tokia yra tendencija 20 amžiaus vidurio, o štai jau 22 pusės ir pabaigos, kad tų šokių tradicinių vis mažėjo. Ir į pabaigą visiškai liko vien tik tai polkos ir valsai, čia visoje Lietuvoje yra ta tendencija. Ir tik tai per konkursą žinoma, kad labai norėtųsi, kad vaikai mokėtų tradicinius savo krašto šokius. Ir todėl labai siūlyčiau irgi pasižiūrėti, parodysiu ir knygas, ir tas 2 duomenų bazės yra pasižiūrėti tų tradicinių šokių. Daugiausia jų išlaikė smuikininkai, jie iš tikrųjų buvo Dzūkijoje tikrai iki 20 amžiaus vidurio neretai dar pasitaikydavo, kad net ir vestuvėse
jaunosios pulke grojo vienas smuikininkas, jaunojo pulke vienas, kai susieidavo, jau būdavo kapela 2 smuikai. Tai buvo pagrindinis instrumentas. Nors jau paskui, aišku, mokėjau labai greitai ir harmonikom groti, ir akordeonais. Ir aš tik tai norėčiau, kad tos harmonikos tai irgi, kad būtų, norėtųsi tai, kad nebūtų vien rusiškos, kad gal tikrai prisimintas senasias Honer harmonikas, arba galų gale irgi pasižiūrėti, kas dabar vyksta, kokios harmonikos jau kaip tik Dzūkijoje yra gaminamos, ir Puskunigio gaminamos, ir Seniūno yra rekonstruojamos, pritaikomos ir tonacijos, kad prie smuiko būtų ir A tonacija, ir G, ne A, o G ir D, kad būtų lengviau groti tada ir smuikininkams prie kapelos. Aišku, gali būti kapelos ir smuiko, ir cimbolų, ir smuiko, ir harmonikos. Tai tikrai norėtųsi, kad būtų tos tradiciškesnės tos ir harmonikos. Na ir va, kaip tik šita skaidrė tai yra apie stilių. Ir kaip sakiau, kad dzūkai tarsi perėmė tą tokį improvizacinį stilių ir jie ir laisvą formą perėmė, ir tokias trumpesnius tos melodinius darinius, ir labai labai gausią puošybą. Kas tai yra? Ir pasižiūrėsim ir toliau. Bet ta puošyba tai yra tokia, taip, čia daugiau gal čia aišku apie repertuarą, tai va, kas čia yra ta puošyba, tai pasižiūrėsime čia. Čia sunkiai eina tos skaidrės. Taip. Gal taip spėlyti, o dabar jau turėtų, ne, dar eina kitaip. Va, tai yra arba pasmulkinimas pačių natų, arba yra priešgaidės. Iš tų senųjų muzikantų tų priešgaidžių gal ir nelabai daug, nėra kitas pavyzdys, kur daugiau. Šitas pavyzdys yra kaip tik tinkamas tam tokiam soliniam smuikavimui, kai yra grojama arba pritariant laisvą stygą, arba net unisonas yra, žodžiu, prispaudus stygą pirštais ir laisva styga. Tai čia yra labai labai būdingas toksai solo smuikavimo bruožas. Tai mes ir pasiklausykim dabar. Girdim, kad groja labai labai energingai, garsiai, nes, kaip kitaip, jeigu vienas smuikininkas grieždavo, tai turėdavo girdėtis ir per visą pulką vestuvininkų ir šokėjų, jeigu vakarėlis, akcentuojant taškuotą ritmikos yra nemažai, tai būdinga yra dzūkams, ir smulkių gaidų yra gana daug, ar ne? Tai va čia yra būdinga. Ir matot, 4 taktai melodijos pagrindas. Tikrai ne taip, kaip Žemaitijoje, kad yra 8 ir 16 būna, čia yra 4 arba 3 ir jie yra kartojami ir kiekvieną kartą trupučiuką kitaip. Tai va čia ir yra ta toks energija ir gebėjimas tą mikrovariaciją tokią sukurti. Čia jau reikia, kad ne taip, kad išmokau ar iš gaidų, iš klausos ir kartoju tą patį, bet jau vis tiek konkurse, reikia gebėti atsitraukti nuo to pirminio mokėjimo arba tiesiog leis susigulėti, kad tai nebūtų iš karto išmokau tik tai ir einu groti. Geriau tikrai, kad jau būtų ir pakoncertuota prieš tai ir galbūt ir kursuose parodytas tas kūrinys kitiems, kad tikrai būtų ir tikrai ta scenai pagriežta vienokioje ar kitokioje. Ar tai būtų šokių vakarėlis, ar mokyklos renginiai,
ar kultūros centro renginiai, ar vėl kažkokios, va, kaip šiemet buvo tos puikios progos ir dainų šventės, ir konkursuose sudalyvauti, ir sakykime, jeigu smuikininkams. Tikrai čia tų galimybių yra. Ir tada į Tramtatulio, nes aš kartais pagalvoju, kad Tramtatulio konkursas muzikantams, na, jis yra vienas iš toks sunkiausių. Kodėl? Vienas dalykas, kad muzikantų yra nedaug. Antras, kad mes iš jų labai daug tikimės ir reikalaujam. Ne visi galbūt suvokiam, kad išmokti groti instrumentu reikia daugiau laiko, negu išmokti dainuoti, negu išmokti gal net ir papasakoti. Daugiau metų reikia, ne tai, kad ten mėnesių, kad jau reikia, kad ir ne pirmus, ir ne antrus metus, ir ne trečius. O ką jau kalbėti apie smuiką, kad įvaldyti tą instrumentą, kad tos rankytės jaustųsi, tas muzikantas laisvas, rankos būtų. Tai čia jau nėra taip paprasta ir turbūt atsiranda tikrai ir per daugelį metų, gal ir kokio 7-8 klasė, tik jau baigė muzikos mokyklą. Tai reikia tos dalykus suprast, bet jeigu tikrai kūrinys yra išmoktas gerai, jeigu tai būtų, sakykime, jau ir folkloro ansamblyje mokytasi, toks idealas būtų, kad iš pradžių girdi vaikas kokius metus ar dviejus, tada groja metus ar dviejus, na, tada jau galima tikėtis, kad konkursai jis pagros visiškai laisvai. Tai apibendrinama, ką aš čia dabar sakiau apie repertuarą, kad norėtųsi tų senųjų tradicinių šokių. Vienas dalykas, kad bent jau vienas iš 2 kūrinių būtų, kad galbūt ir kontrastingi tie kūriniai būtų. Ir antras, kad tikrai jaustųsi tą laisvę, ne tai, kad ten kažkokie labai romantiški muzikavimai su dinamikom ar išraiškom paties judėjimo, bet improvizacijos. Tai dar vieną pavyzdėlį pasižiūrėkime. Mikitos, tai čia tikrai bus tas puošybos pavyzdys ir gebėjimo improvizuoti. Antra dalis yra tokia kaip šokčiojanti, kaip ir per tą lazdą šokinėja šokėjai. Dabar man rodo 9, kad rodys. Tai pasiklausykim pirmiausia, paskui atkreipsiu dėmesį. Tai va, irgi čia tas pats muzikantas, kuris išmokęs iš savo tėvo ir paskui ir savo sūnų mokė. Tai tikrai visa buvo tokia giminė Cilcių iš Merkinės Valsčiaus. Ir kai mes klausom to įrašo, tai tiesiog tos natytės, gaidytės kaip karoliukai suverti, ar ne, jos skamba. Ir pasižiūrėtumėm, tai tikrai yra labai kas būdinga, tai yra toksai mažas prieštaktis prieš pačio kūrinio pradžioje, kad neprasideda taip tiesiai sulik tampa, ne, tampa, yra įtraukiama ir taram, param, param, pam, parara. Matot, kiek čia yra, kiek yra tos puošybos, atrodo po vieną gaidelę, vienas varšlogiukas, viena priešgaidė, antra, trečia, triolė. Ir dar yra kryžminiais legato. Tai va šitas momentas, kad per takto brūkšnį, jeigu žiūrėtumėm tas kryžminis legato, tai čia aišku yra jau tam tikras meistriškumas, nemažas, čia jau gal ir vyresnio amžiaus vaikams reikėtų vyresnėse klasėse to ieškoti. Tai tikrai nėra, kaip sakyti, sulik liniuotė, bet taram, param, 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 va šitas tokia ritmika trupučiuką ir tas škotumas atsiranda to pačiu ir tikrai yra tos puošybos. O antroji dalis, kur sakiau, kad šokinėja per lazdą šokėjai, o čia kaip tik ir šokinėja muzikantas, ram, pam, pam, groja su laisva styga, čia groja tercija, čia groja tą prieš taktėlį, o čia prieš gaidėlę padaro ir vėl užbaigia laisvą trumpą gaidą. Matot, ir yra ir taškiukai, ir yra akcentai. Ir visa tai sudaro tą stilių.
Nes priešingų atveju tai tiesiog, būtų irgi pritarčiau pranešėjoms, kurios sakė, kad reikia ir iš įrašų, ne vien iš teksto, iš natų, tai tikrai reikia pasiklausyti. Aišku, idealu ir ypač paaugliams, kad jie gali pasiklausyti iš vyresnių vaikų, kaip tie vaikai jau, nes jiems jau tada labai svarbu, kur galva aukštesni į juos pasižiūrėti ir jeigu jie jau tą gali daryti, mažiukams dar labai svarbu yra mokytojas, didelis, suaugęs žmogus ir, galbūt tikrai tas mokytojas galėtų kažkaip irgi išskaidyti tas užduotis, bet aš manau, kad iškart reikia mokyti su puošyba. Nemanau, kad iš pradžių išmokyti tokią pliką nuogą melodiją, o jau tada pridėsim puošybą. Aš manau, kad iš karto jisai turi pajusti tą stilių ir kaip tie pirščiukai bėga. Ir tada, kad ir, pavyzdžiui, ir čia būtų... Čia, žiūriu, net ta tonacija įrašas. Iš karto mėginti, nes taip kažkaip tai, ne tai, kad pam, kad net ir gal lengviau, negu groti trigarsį, kai visi pirštai bėga iš eilės. Man atrodo, kad tai būtų net ir lengviau. Ir čia mano yra kaip tik susumuota visą tai, apie ką aš kalbėjau, ir tik norėčiau pabrėžti tikrai būtent tokį temperamentą dzūkų, karštą temperamentą, kad jie yra labai artistiški ir tas, jeigu jau yra, kas Lietuvoje trepsi ir šūkčioja, tai tikrai dzūkai. Ir jeigu tas ir būtų, dzūkai tą darytų per konkursą, tai aš sakyčiau, tai yra tikrai tradicija ir niekaip čia kitaip ir nesugalvosi. Taip, tai dabar dėl pritarimo būdų. Tai ką tik tą pirmąjį, ar ne, mes girdėjom, kai groja solo smuikininkas. Čia būtų kaip dūdmaišis, ar ne, atitikmuo, kaip pritarė laisvom stygom, kaip burdonas. O tuo tarpu, kaip tik to Cilciaus, jie dviese pagrojo su kitu muzikantu. Ir aš iš pradžių, kai rašiau disertaciją, aš net neatkreipiau dėmesio, kad yra tas pritarimo būdas, pasirodo ir kitur Lietuvoje, kad ne tas harmoninis pritarimas, kur funkcijas tokias pabrėžia ten 1 laipsnis, 5, ar ne, kaip harmonikos, bet kai groja oktava groja žemiau, vienas muzikantas oktava aukščiau, o kitas oktava žemiau. Tai irgi būtų labai gerai, sakykime, jeigu mes grojam čia kaip kad ir tą patį miketą, jeigu pagrotų vienas muzikantas detonaciją. Gali ir trupučiuką pridėti ir laisvos stygos. Tai, sakykime, mažesnis vaikas, o taip dažnai ir būna, kad vienas yra vyresnis ansamblyje, o kitas mažesnis, tai gali groti oktavą žemiau. Tai ir toks pritarimo būdas, vienas iš tų paprasčiausių, kai nieko nereikėtų galvoti, tai ir yra oktava žemiau, ar ne, vedantysis groja oktava aukščiau, tai detonacija tai yra labai patogu ir tai gali būti ir ansambliai, ir su simbolais, ir su harmonika lygiai tas pats. Ir G-tonacija yra visiškai neblogai, jeigu tai nėra labai platyta melodija. Aišku, galima ir tom storosiam stygom G-tonaciją groti. O apie harmoninį pritarimą, tai pasakyčiau, kad yra labai įdomu, kad yra užrašyti Dzūkijoje keli būdai, kaip tas harmoninis pritarimas iš pradžių buvo paprastesnis, o paskui jisai, tas bosinimas vadinamas, kaip jisai sudėtingėjo. Tai jeigu būtų pradedant laisvą stygą, o jau sudėtingesnis, kai iš karto yra griežiama tercija, ar ne? Ir Dzūkijoje yra tikrai, kad neištveria muzikantai griežti vien tik tai tokias, tą pliką, tokį pritarimą, jie tokį visai nepuoštai. Pasižiūrėkit, ir čia natose matosi, puošia.
ir prideda pobalsius ir puošybą. Tikrai niekur kitur nėra Lietuvoje, kad ir pritarimo, tos bosinimas netgi yra su priešgaidėm, yra su triolėm, yra smulkios gaidos. Tai čia yra Dzūkijos, kaip sakau, tas piemenų tokių tų instrumentų ir mėgdžiojimo gamtos balsų ir aišku temperamento, pietietiško, mes dzūkai yra Lietuvos pietiečiai. Tai va čia ir yra šitas toksai savitumas ir stiliaus pagrindinis bruožas. Na, ir iš viso man yra tekę nemažai kalbėti su muzikantais, ir jie ir sako, nu tai, o tai kaip čia dabar, jeigu tai pagroti, pagriežti, va kaip čia tai parašyta, ar, nu tai čia tas pats, kaip, sakykime, kažkoks tai medžio dirbinys neornamentuotas, ar ne? Jiems tai yra visiškai net nesuvokiama, tai čia toks pusfabrikatis tiesiog, nu, ne iki galo kažkas padaryta, nes pasižiūrėkime mūsų etninę kultūrą, tai viskas yra puošta. Nėra taip, kad niekas, aš net ir skaidrės čia dariau su ornamentika, tik man paskui nebeleido, dzūkišką įdėjau divoną, įdėjau dzūkišką tą lovatėse iš ekspedicijų nuotrauką ir kai kur man leido įdėti, o kai kur aš žiūriu, kažkodėl manęs jau nebeklausė ir nebeleido. Bet tai, ta puošyba, tie raštai, tai tikrai yra atitikmuo ir muzikoje, ir tradicijoje, taip pat labai norėčiau, aišku, visų pirma norėčiau, kad grotų vaikai. Tai čia iš Dzūkijos, aš galvoju, gal iš Kaišiadorių buvo, ir Romškiškių berniukas, kuris groja, bet daugiau gal groja harmonikom, nes tikrai Dzūkijoje buvo labai stipri harmonikų tradicija, 20 amžiaus pradžioje, toks pliūpsnis, banga didžiulė. Ir tikrai muzikantų nuostabių, bet smuikininkai irgi nepasidavė. Ir man smagu, kad ir simbolai atsigauna, tai labai kviesčiau ir mokytojus prisiminti tuos instrumentus ir kad atsirastų įvairesni tie instrumentai. Ir tikrai, ir įrašų tikrai yra, ir tų Honer harmonikų Punsko krašte, beje, jos buvo labai populiarios, bet ne ilgiausiai išlikusios. Tai dabar aš dar keliauju kitą skaidrę. Nu, tai dabar dar gražiau. O, mano skaidrė. Tai irgi čia toksai bus dabar pokalbis apie tai, kokios gali būti visiškai paprastos užrašymas, nes, sakykime, dabar pasižiūrėkime tuos leidinius, yra čia ir mano parengta, ir galima, sakykime, iššok broliukai šokinį, dzūkiškas šokio melodijas paimti. Galima pasiklausyti, tikrai kas buvo išleista Tramtatų laureatų ir internete jų yra kelių metų įrašus ir pasiklausyti, pasirinkti ir muziką cimbolams, muziką harmonikams Vytauto Alberto Baikos, net jau 3 tomai išėjo, ten tikrai dzūkiškų melodijų rasite kūrinių. Ir tik tiek, kad tose didžiulėse knygose tai tikrai yra transkribuota taip, kaip groja rimti suaugę muzikantai ir kaip jie groja pakankamai sudėtingai. Ir tokių adaptuotų kūrinių, leidinių, adaptuotų, paprastai užrašytų, iš esmės kaip ir nelabai yra. Tai faktiškai yra šokių rinkiniai, kur yra užrašyta paprastai. Arba, su kuo aš dabar pradėjau taip intensyviau dirbti, jau susikaupė nemažas pluoštas rankraštinių rinkinių, 100 metų senumo ir senesnių, kur taip pat galima rasti šitos paprastas šokių melodijas, pavyzdžiui, suktinė. Ir man tik įdomu, kad jos kaip ir paprastai užrašyta, sakykime, tas vadinamas periodas, ar ne, tie 8 taktai, bet puošyba ir artikuliacija, kokie yra štrichai, tai vis tiek yra surašomi. Matote, čia yra tos įbėgamosios natos, yra legato, ir aš tiesiog paimsiu ir pagrosiu. Kaip parašyta, tiesiog paprastai, bet iš karto su ta artikuliacija. Tai jeigu mes ir matome tą šokių rinkinio melodiją, kur visiškai yra paprastai, tai mes turim suprasti, kad mes turėsim pridėti ir akcentus kažkokius, ar legato, ar truputėlį patrumpintas natas, akcentus pabaigoj, ir puošybinės visas, ir laisvės stygas, jeigu su smuiku.
Tai visą šitą reikia pridėti. Tai, sakykime, pagal tą rankraštį būtų skambėtų šitaip. Tai va, aš nežinau, ar girdėjusi šiaip. Girdėjusi. Gerai, tai bent tiek. Tai va, bet matot, kad čia yra užrašyta, va, tas yra įdomumas, kad tiesiog va, visos tos gaidelės, kad ir prieš tą 100 metų, 30 metais, tai muzikantai taip grodavo ir jos užrašyta visą tą, ir smulkios gaidelės, ir legato, visą tai surašyta, nes tiesiog, na, niekas ir neįsivaizduotų, kaip šito nėra. Ir tarp kitko, man labai įdomu, vat, noriu tiesiog atkreipti dėmesį, nes rengiu dabar tą leidinį ir jisai turėtų pasirodyti, kitais metais jau bus pristatymai, tai yra 143 notacijos šitam rinkinį, yra ir paprastų šokių, ir yra sudėtingiau užrašytų, yra net ir klasikinės muzikos kūrinių, ir tokių kaip tik puošybos paaiškinimų, yra gama įrašyta. Bet dar kas yra labai įdomu, rašybos tokis savitumas. Pabaigoje visą laiką jie va tokį ornamentą uždeda. Čia toks visiškai paprastas, kartais net labai gražus. Aš pabaigiau kūrinį ir net va, nu, tikrai tokia, aš ir galvoju, iš kokios epochos stilistikos, ar tai būtų gal dar net iš baroko einančios, kad viską reikia papuošti. Tai ir net ir tos pabaigos tokia užbaiga ir aišku tada labai gražus parašas, kad aš perrašiau ar užrašiau melodiją, tai čia jau yra mano autorinė tam tikra teisė, čia mano autorinis darbas yra. Nu, iš tikrųjų taip, jeigu mokytojai tą padarytų ar mokinys jau vyresnis iš įrašo ar iš kokio kito muzikanto grojančio gyvai įsidėmėtų melodiją ir užrašytų, tai jau yra be abejo, kad autorinis darbas. Ir galvojant apie tai, apie mokymą, žinoma, reikėtų ir galvoti apie tas tokias adaptuotus rinkinius, kur vaikams būtų tiesiog galbūt irgi šitaip trumpai ir galbūt net ir žodžiais paaiškinant, kaip puošti, kokia ta stilistika, kas būdinga. Beje, šičia aš pamiršau dar įdėti, taigi yra Proškutės išleista knyga, Laimos Proškutės Kaune, jų, kokia dabar ansamblis, Linago ansamblio ekspedicijų knyga ir ten kaip tik yra ir dzūkų, ir video įrašai, ir audio įrašai, ir yra transkribuota, tai yra Bucevičiaus smuikas, yra armonikos ir kaip tik tokio paribio Dzūkijos prie Simno valsčiaus, kur labai gražiai jie ten groja, aišku, tas vėlyvesnis stilius, kur tokie ilgi legato, yra mano trumpi straipsneliai įvadę apie stilių, tikrai ten 4 keli puslapiai, kur labai lengva perskaityti ir pasidomėti, kas yra būdinga. Tai aš tiesiog trumpai tiek, tai norėčiau tiesiog klausimų, jeigu yra kas čia domisi. Gerai, Gaila, ačiū labai ir dar už tą ekranėliuose matytą tavo pačios grojimą smuiku, tą tavo meistriškumą. Labai dėkoju, kad ta prasme pats lektorius, jis gali ir pagrodyti ir smuikuoti puikiai, na tai čia yra nepaprastai didelis privalumas ir iš tiesų, kad Gailai nuolat veriasi vis kažkokie nauji atradimai ir va čia dabar tas rankraštis vėl kokie, na tiesiog ko gero Gaila turi tą tokią sėkmę, kad jai lemta. Jūrate, matai kaip yra? Yra taip, kad tiesiog tai, kad mes mokomės ir per kursus ir aš tikrai tos rankraščius, kai leidžiu ir galima paprastai išleisti ir nieko daugiau nedaryti, ar ne? Bet mes visi žinom, kad dabar mūsų tas muzikos mokslas raštyje kažkaip tai, kai apskritai visa raštynai truputėlį
yra nykstanti. Silpsta. Silpstanti tokia, silpstanti. Ir todėl norisi įgarsinti ir skleisti tuos įrašus, tai irgi mokėmės ir su kapelomis, ir kanklės, ir smuikas, ir vaikai, ir tos įrašus pridėsime. Tai kai pradėjom juos tiesiog ir per dainų šventę jie grojo, ir per kursus grojo, kai pradėjom groti ir pas save namuose koncertavo, išaiškėjo, kad dar vienas rinkinys atsirado. Dar senesnis, 12-15 metų Veiverių mokytojų seminarijos mokinio. Tai čia tai iš tikrųjų didžiulis atradimas. Jau man šitas buvo atradimas, čia jisai yra saugomas šitas rinkinys Merkinėje, Merkinės lankytojų centre, o anas tiesiog Kaune iš smuiko mokytojo senelio Rūsio ištrauktas. Na, tikrai Ir, įdomi. ir, ir tokių rinkinių, aišku, kol kas yra mažai, jų suskaičiuojame ant rankų pirštų, nėra dar ir 10, bet nu, tiesiog va šitas klaida, jinai pasirodo, tai aš ir dabar labai garsiai sakau, jeigu rasite kur nors Rusiją, lentynose ar šiaip kažkur savo archyve giminės prie senų daiktų, kažkokias neaiškias natas ranka rašytas, tai kreipkitės ar į mane, ar į kitą archyvą, nes tai yra didžiulė, didžiulė vertybė. Ir matote, va, kaip galima atgaivintas melodijas ir vaikams, kai užrašyta paprastai, taip kaip grojo liaudės muzikantai, kaip jie patys užrašė. Tikrai, tikrai, tikrai labai čia įdomu. Tikrai labai ačiū, kad Gaila tu nuolat pasidalini ir tikrai, nu, labai. Nu, tom naujienom tikrai norisi, kad kas nauja, kad skleistusi tikrai tie. ką tie mokslininkai atrado, etnomuzikologai, kad ir plačiau sklistų ir būtų naudos visiems. Taip, taip. Tai dabar noriu dalyvių klausti, čia tų mūsų ištvermingųjų, ar turėtumėte kokių klausimų lektoriai? Nes aš peržiūrėjau, kad, nu, šiaip tai žinau, kad tikrai yra žmonės, kurie dirba su Taip. muzikos instrumentais, čia gal jau ir mažiau, mačiau Ingridą, kuri labai irgi aktyviai iš Lazdijų, kur, žodžiu, Taip, ir organizuoja. rūpinasi muzikantais ir smuikavimo sklaida. Tai, nu, tiesiog nežinau, čia aišku, apie ką atrodo tikrai galėtum daugiausia pasakyti grodamas, tačiau labai labai svarbu, aišku, yra repertuaras, tai tikrai reikia jau irgi pasiieškoti ir jeigu čia kažkam būtų klausimų, Tai tikrai vat, pasikonsultuokite, tikrai Gailai, ar rašykite elektroninius laiškus, ar skambinkite, tikrai tai tikrai yra labai svarbu ir ypatingai vat, šiame konkurse, jau nekartą minėjom, kad repertuaro pasirinkimas ir tas vaiko galimybių atskleidimas, nu tai čia yra labai labai svarbus dalykas. Ir norisi, kad iš savo krašto, tikrai, kad nebūtų šiaip kažkokios bendra lietuviškos, tos, na, aišku, suktinis bendra lietuviškas, bet tai vis tiek, va, matot, stilistika yra visai kitokia. Taip, taip, pat, kad tas savitumas irgi kažkoks atsiskleistų, kad ir žinomas kūrinys, bet va čia ir ta puošyba ir visa kas, nu tikrai pasiieškokim va tokių dalykų ir čia yra ta vieta, kur tai va įvairovė ir tam, taip sakant, tokiam nuosekliam tam domėjimuisi tikrai yra vieta ir labai labai lauksime Tramtatulio konkurse tų muzikantų. Iš tikrųjų jų labai nedaug yra ir kažkaip labai labai kviečiame mokytojus, tie, kurie dirba muzikos mokyklose, tikrai, na, atsisukim į tą liaudies kūrybą ir bent, nu, tikrai porą kūrinėlių pasimokyti su vaikais, taip ir ateičiai bus labai gera investicija ir galės pagroti ir įvairiomis progomis, ir mokyklos renginiuose, ir šeimoje, nu vienu žodžiu čia tas niekas neprapuola, jeigu Taip, išmokstate. čia iš tikrųjų visur gali pritaikyti, ansambliuose groti. Jeigu pianino ant pečių neužsidėsi, tai ir smuiką, ir cimbolus, ir harmoniką, tai pravers labai labai daug kur. Ir kelionės paskui, nu, žodžiu. Tikrai. Na tai ką, jeigu nėra klausimų, tai tuomet visiems, pirmiausia Gailai, labai dėkojame už paskaitą, tikrai buvo įdomu ir naudinga.